Gerbiama Lietuvos sporto universiteto bendruomenė, noriu jūs visus pasveikinti su pažinimo diena ir palinkėti jums visiems, be abejo ir savo, didelių, bet pagrįstų ambicijų, kad galėtumėm visi kartu tobulinti Lietuvos sporto universiteto pagrindinės veiklas. Ta proga aš noriu jums pristatyti pagrindinius šių mokslo metų darbus. Nešnekėsiu labai daug, nešnekėsiu labai sudėtingai, stengsiuos pristatyti kiek galima aiškiau tas veiklas, kurios atsispindi mūsų universiteto misijoje, išryškinsiu be abejo pagrindinius privalumus, neaplenksiu ir trūkumų ir numatysiu, stengsiuos kuo aiškiau numatyti, kaip tos trūkumus reikėtų taisyti. Šnekėsiu apie 4 pagrindinius tikslus. Pirmiausiai pristatysiu, kas man atrodo visiems labai svarbu, pagrindinės per pastaruosius 3 metus sėkmingas veiklas. Pasirinkau jų 10. Vėliau, kaip minėjau, neaplenksiu ir paminėsiu 7, galima sakyti, nesėkmes, iš kurių mes tiesiog privalom arba būtina pasimokyti. Vėliau pristatysiu 14-15 mokslo metų pagrindinę strategiją, kuri nebus sudėtinga, kuri aš pavadinau 3+1 strategija, tai yra mūsų didžiosios 5 metų strategijos, tam tikras gabaliukas. Šnekėsiu apie 4 pagrindinės veiklas. Na ir pabaigai paieškosiu pagrindinių jėgų ir paprašysiu be abejo jūsų visų pagalbos, kaip tas veiklas reikia įgyvendinti. Tai gerbiami kolegos, gal aš ir pakankamai greitai šneku, bet nenoriu tuščiai žodžiauti, iš karto pereinu prie pagrindinių mano ir ne tik mano supratimu mūsų sėkmingų veiklų. Visiškai neseniai, prisimenat kartu, labai džiaugiamės, kad Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino mums naują statutą ir tapom pilnaverčiu universitetu, tai yra Lietuvos sporto universitetu. Aš labai džiaugiuosi ir man atrodo, jūs visi džiaugiatės, kad mes įsijungėm į Europos ir viso pasaulio sporto universitetų šeimą. Tai be abejo mus įpareigoja ir kaip vėliau šnekėsim, iškelia naujus iššūkius, kad šį vardą tikrai pateisintum. Toliau kita sėkmė, tai yra Lietuvos sporto universiteto miestelio kūrimas. Yra priimtas jau politinis vyriausybės sprendimas, kad artimiausiu metu, pagaliau, turiu pasakyti, nes daug metų jau tą darom, būtų atiduota tas, kas priklausė mums, kai buvo įkurtas Lietuvos sporto universitetas. Tai yra pirmiausiai, yra atiduotas Dariaus ir Girėno visas kompleksas, pradedant stadionu ir baigiant hale, taip praplės mūsų infrastruktūrą ir numatyta atiduoti prie lengvos atletikos maniežo, yra atiduoti studentų bendrabutis avartiniu metu vadinamas viešbutis, kuriame apsigyvens mūsų studentam, ko jau seniai reikėjo, geresnių studentam sąlygų. Na ir trečia, įvardinu mūsų sėkmę, kad visų mūsų pastangų dėka mes galim drąsiai sakyti, kad Lietuvos sporto universitetas tapo pagal mokslo pasiekimus tarptautinio lygio universitetas. Ir net nebejotinai mes esam tarp geriausių Europos sporto mokslo universitetų ir fakultetų, nes mūsų mokslo kokybė, tai omeny tarptautinės mokslo publikacijos ir pagal kiekį ir pagal kokybę labai priartėjo prie geriausių, kaip jau minėjau, fakultetų ir universitetų. 4 punktą noriu išskirti, kad visos, ir mes to didžiuojamės, kad visos studijų programos yra akredituotos tarptautinių ekspertų. Na ir 5, tai visų mūsų pastangų dėka, didelios konkurencijos aplinkoj, mes labai džiaugiamės, kad sporto studijų populiarumas ne mažėjo, bet didėjo. Ir per pastaruosius 3 metus jis pakilo į tokias, galima sakyti, aukštumas, kad pakliuvo tarp 10 populiariausių Lietuvos studijų programos. Na ir tai paminėčiau, kad mūsų studijos
pradėjo sporto studijas plačiaja prasme, traukti studentus ne tik tai iš Lietuvos, bet ir iš kitų šalių, ir pradėjo traukti labai talentingus sportininkus. Užtenka paminėti vien NBA žaidžiantį mūsų talentą Valančiūną. Jis nuo šių metų studijuos pas mus universitete. Ir šeštą punktą išskirčiau, kad pasisekė mums, kad pritraukti geriausius Lietuvoje sporto praktikus, kurie vestų praktinės pratybos mūsų studentam. Be abejo, prie to paties pridėčiau, čia daugiau mūsų kanclerio dėka, Mindaugo Balčiūno dėka, mes turim galimybę, ypatingai išskirčiau krepšinio srityje, mes turim galimybę mokytis iš pačių geriausių pasaulyje ir NBA lygos vadovų, vadybinės kompetencijos ir trenerių bei sportininkų, tai yra krepšinio įvairių gudrybių. Tame pačiam punkte noriu pažymėti, kad mes kasmet turime apie 10 tarptautinių studijų projektų. To visiškai nebuvo galima matyti prieš 3 metus, o prieš 10 metų tai buvo tik tai mūsų didelis svajonės. Ir 7 punktas, kas yra labai mums taip pat svarbu, pagaliau mūsų verslumas pradėjo didėti. Mes esame integruoti į 2 labai stiprius verslo ir mokslo klasterius. Vienas klasteris, kuris rūpinasi sveikatinimo ir rehabilitacijos technologijom Kaune, kur dalyvauja apie 10 labai galingų įmonių, ir kitas klasteris Vilniui, taip pat rūpinasi sveikatinimo ir rehabilitacijos technologijom. Turiu pasakyti, kad per pastaruosius 3 metus kartu sudėjus mes iš projektinės verslo veiklos uždirbom apie 13 milijonų. Ir vien iš tų klasterių per metus mes atliekam įvairių eksperimentinės plėtros veiklų, tyrimų maždaug apimtim 1,5 milijono. Taip pat 8 punktą priskirčiau, kad pakankamai sėkmingai mums sekasi bendradarbiauti su geriausiais Europos universitetais, net buvom pernai apdovanoti kaip tarp Lietuvos universitetų, mūsų universitetas vienas sėkmingiausiai plėtojantis ryšius su Europos universitetais. Turim pasirašę bendradarbiavimo sutartis su 63 Europos universitetais. Turim vieną tarptautinę doktorantūrą su Tartu universitetu, vieną bakalauro studijų programą su užsienio universitetais sveikatinimo ir fizinio aktyvumo srityje ir vieną magistratūros programą su Vusterio universitetu. Tai yra, dar kartą primenu, jeigu kas nors būtų manęs paklausęs, kai prieš 10 metų, tai aš būčiau pasakęs, kad labai didelė svajonė turėti, pavyzdžiui, doktorantūrą su Tartu universitetu, o jeigu prieš 15 metų būtų paklausę, kad mūsų studentai ir dėstytojai galės stažuotis geriausiuose Europos universitetuose, įgyti patirties, klausytis geriausių dėstytojų iš geriausių Europos universitetų, tai būtų tik svajonė. Ir einu į pabaigą prie sėkmių, dabar nusileisiu prie žemiškesnių dalykų, bet taip pat labai svarbių dalykų. Noriu paminėti, kad ypatingai suintensyvėjo pas mus universitete studijų kokybės užtikrinimo sistema. Vien iš to pažymėsiu porą trejetą punktų. Tai mūsų studentams apie 200 modelių yra įdėta į internetinę sistemą, Moodle sistemą, ir 200 modelių paskaitos yra prieinamos studentams. Tai yra paskaitinė medžiaga, visai yra prieinama mūsų studentam. Negaliu aš visiškai pasakyti, kad ta paskaitinė medžiaga yra labai iki galo tobula, mes ją dabartiniu metu tobulinam, vyksta studijų programų atestavimas, modelių atestavimas, tačiau vien tuo galim pasidžiaugti, kad jau studentai gali mokytis, gali gauti pilną medžiagą ir tikimės kokybišką. Taip pat turim 38 internetinės paskaitas, nufilmuotas paskaitas, mūsų dėstytojai yra įrašę, tai jos yra prieinamos bet kokiam pasaulio kampelėje, tai yra studijų prieinamumas tapo lengvesnis, kaip paminėjau, apie studijuojančius net NBA
tai jiems yra galimybės klausytis paskaitas ir Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje, ne tik tai Lietuvoje, ne tik tai Lietuvos sporto universitete. Turiu pažymėti, kad tos 308 internetinės paskaitos yra labai paklausios tarp studentų, galbūt ir ne vien studentų, jas galbūt klausosi visa Lietuvos visuomenė, tai yra labai džiugu, jeigu taip. Vien jos yra išklausytos apie 100 000 kartų, lyginant su kitų universitetų paskaitom, mūsų paskaitos pakliūna beveik visos į pirmąjį 20-tuką pagal populiarumą. Na ir dar prie to paties pridėčiau, kad studijų modulio atestavime pasisekė mobilizuoti studentus ir socialinius partnerius, nes tai yra labai svarbus studijų kokybės užtikrinimo akcentas, kad studentai vertintų ir socialiniai partneriai vertintų mūsų studijų kokybę, o ne mes patys, tiesa, mes patys jaučiam, bet mūsų rezultatus turi vertinti kiti, darbą kiti. Jeigu patys vertinsimės, tai be abejo galim šiek tiek per daug, arba kitaip tariant, save persvertinti. Na, ypač suintensyvėjo, galima pasakyti, mūsų universitetų poveikis, kas dabartiniu metu yra iššūkis ne tik tai Lietuvos, bet visų pasaulio universitetams, poveikis kraštui, regionui, duotu atveju Lietuvai. Kvalifikacijos kelimo kursų pas mus, jeigu 11 metais buvo išklausyta apie 600, tai 12 metais apie 750, o jau 13 metais buvo išklausyta apie 1600, 2,5 kartų daugiau. Lietuvos sporto universitetų dėstytojai kartu su studentais vien per 13 metus suorganizavo 64 renginius visuomeniai, o kai tuo tarpu 12 mokslo metais 46 ir dar ankstesniais metais 38. Kiek parengėm straipsnių interneto puslapiuose, populiarinant mūsų įvairias studijų ir mokslo ir treniravimo, reabilitacijos, sveikatinimo technologijos, tai taip pat tempai didėjantis. Jeigu prieš 3 metus 53, tai prieš metus 120 ir dabartiniu metu jau daugiau kaip 130 internetinių straipsnių. Tai gerbiami kolegos, tokie pagrindiniai 10 pasiekimų. Jeigu apibendrinčiau dar porą faktų, turėčiau pasakyti, kad vaizdžiau būtų. Pavyzdžiui, per 3 metus mes publikavom mokslinių straipsnių prestižiniuose mokslo žurnaluose 600, apie 600. Iš jų 94 mokslinius straipsnius prestižiniuose duomenų bazėse, prestižiniuose žurnaluose, ISI duomenų bazėje, iš kurių daugiau kaip 30 mokslinio straipsnių su aukšto citavimo indeksu žurnaluose. Tai yra, turiu pasakyti, kas žino, tai yra nemažas lygis, nemažas procentas mokslinio publikacijų su aukštu citavimo indeksu. Taip pat mes parengėm projektų vien 2013 metais, mokslo projektų 7, 12 metais 4, o dar prieš metus tik 2. Tai projektinė veikla, kur mes vis sakydavom, kad yra viena iš mūsų pagrindinių silpnybių mokslo srityje, anksčiau pasakiau apie studijų projektus, augo gana stipriai. Nenoriu aš čia per daug girti mūsų universitetą, nes mums reikia be abejo daug darbų atlikti, nes anksčiau tokių veiklų mums nebuvo keliama, nebuvo nei visuomenė kėlė, nei mes patys labai žinojom, tačiau noriu dar kartą pasakyti, kad iš tikrųjų 10 veiklų, kurias aš paminėjau, mes tikrai galėtumėm įvardinti kaip labai sėkmingas. Na dabar iš kokių nesėkmių mes galėtumėm pasimokyti. Kartais yra sakoma, kad geriau yra pasimokyti iš nesėkmių negu iš sėkmingų darbų, nes iš nesėkmės mums jautriau pataiko į širdį, labiau mes reaguojam ir dėl to mes jas taisydami giliau pradedam analizuoti. Tai iš kokių nesėkmių? Įvardinsiu pirmiausiai, man kaip atrodo, kaip stebiu visą procesą, visą valdymo, studijų, mokslo, visą poveikio regionui procesą,
Man atrodo, kad mes dar nesam pakankamai dinamiški, stokojam dinamiškumo, sprendžiant įvairias problemas, įvairius iššūkius. Mes pakankamai dar turim tokį linijinį lėtą mąstymą, žingsnis po žingsnį. Mūsų problemų sprendimas turėtų būti pagal mane žymiai dinamiškesnis. Ta moko šiuolaikinės vadybos patirtis, ta moko, jeigu norim daryti greitus proveržius, juos reikia daryti žymiai greičiau. Vaizdžiai tariant, filosofija paprasta. Jeigu matom klaidą, ją reikia taisyti, o ne palikti rytojaus dienai. Būna kartais, kai mes suplanuojam darbus ir sakom, dabar ne metas, palauksim po metų, nes dabar darom kitus darbus. Tai filosofija paprasta, nieko nepalikt kitai dienai. Matai, šiandien, kai gali padaryti, tai padaryk šiandien. Na ir antrą įvardinčiau tokią labiau psichologinę, galbūt iš senesnių laikų mes jautėmės kažkur, nežinau, tokio, vaizdžiai pasakysiu, kad stebiu, ir ne tik aš stebiu, kad stokojam ambicijų būti geriausiais ne tik Lietuvoje, moksle, studijuose, bet ir visam pasaulyje. Galbūt ką aš dabar čia pasakiau, dažnai mėgstama sakyti, kad čia per daug ambicinga, per daug idealizuota, čia ne mums, čia nepakankamai nerealu, nes yra knygos didžiausios parašytos, kaip reikia visas ambicijas sumažinti. Mes esam pakankamai kuklus. Man atrodo, kad jeigu mes tas ambicijas išlaisvintumėm, mes turim pakankamai gerą potencialą ir aš matau, tikrai to tikiu, kad mes galim būti ne tik geriausiais Lietuvoje, bet ir visam pasauliu, turiu omeny, akcentuojant sporto plačiaja prasme studijas, kurios prasideda nuo sveikatos, pereina treniravimo sistemos, be abejo, ir paliečia vadybinius komponentus ir baigėsi rehabilitacijos per judesio principais. Reikėtų mums pasimokyti dar iš vienos nesėkmės, kad viena iš prestižinių mūsų programų, aš turiu omenyje kūno kultūros programa, per pastaruosius kelis metus, vietoj to, kad didėtų jos prestižas, pradėjo mažėti. Minėjau, kad sporto programos, ypač treniravimo sistemos, kineziterapijos, dabartiniu metu ir sveikatinimo programų prestižas labai augo. Aš turiu omeny, kad Lietuvos ir ne tik Lietuvos jaunuomenė pirmojų pasirinkimų rinkosi tas programas. Tai kūno kultūros programų prestižas, tai pasirinkimas pirmo noro, mažėjo. Čia be abejo mes be abejo ir toliau dar šiek tiek apie tai šnekėsiu, mes šitą problemą suprantame, reikia visiškai rengti naują koncepciją, patrauklią koncepciją, kūno kultūros mokytojų rengimo koncepciją. Ir penktuoju noriu pasakyti, nepaisant, kad visiškai prieš 10 minučių pakankamai ryškiai pasigyriau ir pagyriau mūsų universitetą kaip mokslo universitetą, tačiau mokslo plėtros tempai per pastaruosius 3 metus šiek tiek stabilizavosi. Tai kelia nerimą. Vietoj to, kad reikėtų greitų proveržių, reikėtų padidinti 1,5–2 kartus kiekvienais metais. Pas mus didėja tik tai labai mažų kiekių. Tai mūsų dinamiškumas šiek tiek kelia nerimą mokslo srity. Ir šeštą norėčiau įvardinti, kad tiek studijų procesas, tiek mokslo procesas pas mus vis labiau dar yra orientuotas į dėstytojus, į mokslininkus, universiteto veikla labiau į universiteto veiklą, viduje labiau, o ne visuomenės pagrindinius lūkesčius, jų norus, jų pagrindinių problemų sprendimus. Dažnai mes dar esam tik dėl savęs labiau, o nesprendžiam, kaip minėjau, visuomenės pagrindinės problemas. Tiesa, čia ne vien mus tai liečia, tai visa Europa dabartiniu metu atsisuko ir iškėlė universitetai šalia 2–3 pagrindinių misijų dar 4 misijos punktą, tai yra visuomenės lūkesčių tenkinimą arba tarnystę visuomeniai. Ir 7 paskutinė, kas mums labai dar klaida arba nesėkminga veikla, kuri mums labai būtų gerai, jeigu įtarnautų efektyviai, tai vis dar nepasiseka mums
nors yra sukurtas, bet nepasiseka efektyviai pradėti, kad efektyviai veiktų alumni klubas ir socialinis forumas. Socialinis forumas turėtų užtikrinti studijų kokybę, mokslo kokybę, o alumni klubas taip pat galėtų aktyviai dalyvauti, kaip žinom, visam pasaulyje, mūsų universiteto, kaip patarėjas, kaip globėjas studijų mokslo ir kitais klausimais. Ir dabar, gerbiami kolegos, leiskit pristatyti pagrindinius 14-15 metų mokslo metų pagrindinius darbus. Įvardinau aš strategiją 3.1, tai aš šnekėsiu, kad 3 pagrindinės veiklos ir dar +1, tai yra ta veikla, kuri kyla iš 3 pagrindinių veiklų. Tai pagrindinės veiklos – mokslinė veikla, antroji veikla be abejo studijos ir trečioji veikla yra strateginis valdymas, kuris labai glaudžiai siejasi su kokybės vadyba, žmogiškųjų potencialo vadyba, idėjų vadyba. Tai 3 pagrindinės veiklos, iš kurių, jeigu jos yra sėkmingai, efektyviai atliekamas, yra gera tarnystė visuomeniai. Taigi pagrindinis, galima sakyti, akcentas šių mokslo metų 3+1. Ir išskirčiau, kad pagrindinė tarnystė tų 3 veiklų visuomenės lūkesčių sprendimui. Kitaip tariant, mūsų tikslas yra, kad mūsų visuomenė sveikiau, visuomenės gyvenimo kokybė, jų gyvenimo gerovė žymiai pagerėtų, kad įtaikytų įvairias sporto ir su fizinio aktyvumo susietas veiklas. Ir pagrindinis mūsų iššūkis, galim sakyti, šiais metais, arba vidinis tikslas, būti geriausiais ne tik Lietuvoje, arba, kaip jau minėjau, ambicijos, pradėti veržtis į geriausių Europos universitetų gretą. O pagrindinės veiklos principas, aš matau, gal pakankamai jau ilgai jūs varginu principais, tai yra paprastumas ir suprantamumas, kad veikla būtų ne gremėzdiška, ji būtų visiems suprantama, studentams suprantama, dėstytojams, administracijai, kitiems darbuotojams, ir be abejo, kaip minėjau, visuomeniai suprantama. Kad visi suprastų mūsų universitetų rezultatų, poveikio tikrąją naudą, tos naudos teikimo pagrindinius būdus, ir visi suprastų, kaip tai reikia daryti. Kiek galima paprasčiau, kad iš paprasto mes galėtum suformuoti efektyvę mūsų universiteto 3+1 strategiją. Ir dabar, gerbiami kolegos, leiskit man pristatyti strategijos 3+1, 3 pagrindinius pamatus – mokslą, studijas ir valdymą. Ką reikėtų ypatinga padaryti arba siekiam padaryti šiais metais. Vaizdžiai tariant, kaip ir minėjau, studijų procese labai siekčiau, kad mūsų studijų procesas būtų, studijos maždaug būtų tokios, kad mūsų studentai, mūsų absolventai arba kitų universitetų studentai, matydami, kaip studijuoja mūsų studentai, sušuktų: tai bent Lietuvos sporto universitetas. Aš noriu studijuoti čia. Aš trokštu kartu dirbti komandoje su Lietuvos sporto universiteto absolventais. Lietuvos sporto universiteto absolventai – tai jėga. Kitaip tariant, mes turim taip studijos organizuoti, kad patiktų, jaunimui patiktų, kad jos būtų patrauklios, prasmingos, kad mūsų darbdaviai sakytų: tai bent paruošia taip, kad galima naujos kartos sportą vystyti, galima žmonėm tarnauti efektyviai, kokybiškai. O mokslo srityje bandyčiau, kad mes turėtumėm vėl panašią logiką, norėčiau pasakyti, kad doktorantai ne tik tai iš Lietuvos, bet ir kitų
šalių, kitų universitetų doktorantai norėtų studijuoti mūsų doktorantūros, tiek socialinių mokslų doktorantūrai, tiek biomedicinos, nes čia jie matytų, kad yra atliekami aukščiausių lygių tyrimai. Jie norėtų kartu kitų universitetų mokslininkai atlikti tyrimus su mūsų universitetų dėstytojais, kad mūsų šalies verslininkai sakytų, kad norim patikrinti įvairias verslo technologijas, nori eksperimentuoti su mūsų tyrėjais ir kartu tobulinti sportą plačiaja prasme, pradant, kaip minėjau, sveikatinimą ir baigiant reabilitaciją. Na, o trečias, dėl valdymo kokybės, aš dabar čia taip šneku, kaip emocionaliai, iš emocinės pusės, valdymo kokybės, tai norėčiau, kad mūsų valdymas būtų negremėzdiškas, suprantamas, kad dėstytojai, studentai ir darbuotojai vakare prieš eidami miegoti, vaizdžiai tariant, lauktų rytmečių, trauktų mūsų universiteto aplinka, socialinė aplinka, būtų sudaromos normalios sąlygos kūrybiškam apmąstymui tiek studentam, tiek dėstytojai, kad administracijai taip pat sudaromos sąlygos, kad būtų geras emocinis, pirmiausiai, klimatas dirbti. Tai tokie iššūkiai. Gerbiami kolegos, aš šitos tris pagrindinius, galim sakyti, emocinius iššūkius iškėliau vien dėl to, kad aš noriu paprašyti jūsų visų, kad pateiktumėt nuo studento iki dėstytojo, iki mūsų kiekvieno darbuotojo, kaip reikia mums padaryti, kad iš tikrųjų mes tarnautumėm ne vien tik savo, aš suprantu, ir mes ir patys turim būti, kaip minėjau, laimingi ir gerai jaustis, bet kad kiti matytų mūsų ir vertintų mūsų darbus kaip prasmingus. Na, dabar einant į pabaigą, aš norėčiau šiek tiek konkrečių dalykų paminėti, ką mes darysim ir esam numatę daryti kartu visi sporto mokslo srityje, studijose, studijų tobulinime, valdyme ir be abejo poveikį regionui. Na, pirmiausiai, sporto mokslo srityje. Kaip minėjau, kai tempai stabilizavosi, reikia mokytis iš to. Naujausios vadybos technologijos, strategijos sako, kad pokyčiai, jeigu jie reikalingi, turi būti pakankamai greiti. Nors klasika sakytų, kad mokslinės veiklos negalim pakankamai greitai patobulinti, bet aš drįsčiau paprieštarauti klasikai ir kviesčiau visus mūsų universitetų mokslininkus labai susikaupti ir pabandyti padvigubinti mokslinę produkciją per 14-15 metus, ypač aš turiu omeny tarptautinėse mokslo žurnaluose. Mes tam potencialų turim, tik reikia gebėti mobilizuoti veiklą, kad ji būtų darni veikla, kaip minėjau, kad būtų pakankamai aiški, suprantama, kad nebūtų visokių šalutinių veiklų arba kad nebūtų kliučių mūsų kūrybiniai veiklai. Na ir be abejo laukia kita labai rimta veikla. Mes turime organizuoti seminarus ir esam numatę keletą seminarų, muges sporto specialistam, įvairių sričių sporto specialistam. Mūsų mokslininkai privalo pristatyti savo pasiekimus, savo atrastas metodikas, technologijas ir privalo mūsų sporto specialistam pristatyti jiems suprantamą kalbą, kaip tai būtų galima pritaikinti praktinėje veikloje. Ir be abejo, jeigu užsimegstų geresnis dialogas, kartu eksperimentuojant su mūsų mokslininkais, kurti naujos kartos, kaip mėgstu sakyti, sveikatinimo, treniravimo sistemų, reabilitacijos, gyvenimo kokybės, galų gale protinės veiklos, kūno stiprinimo, technologijos. Na, esam numatę, kad mūsų mokslininkai privalo parengti, nes jeigu mes iš tikrųjų norim būti naudingi Lietuvos žmonėm, paprastus, suprantamus
patarimus, kitaip tariant, mes privalom parengti baltąją knygą, kuri pasaulyje yra labai populiari. Baltoji knyga, kurios pavadinimas galėtų būti Lietuvos sporto universiteto mokslas Lietuvos žmonių geroviai. Turim parengti suprantamą, paprastą, aiškę kalbą, bet mokslų pagrįstas naujausias technologijas, naujausias tendencijas toj knygoj, kad perskaitę tą knygą sušuktų savo širdį, kad net nesitikėjau, kad šitoj veikloje galima rasti daug naujų dalykų ir galim visiškai kitaip pradėti dirbti. Visą laiką aš jau dabar šneku, kad mokslas turi tarnauti žmonių geroviai, be savo fundamentalių tyrimų, be savo gilių apmąstytų tyrimų. Tai turiu pasakyti, kad turim ryškiai atsisukti į mokslo pragmatiškumą. Šiais metais mes turėsime revizuoti, peržiūrėti naujas strateginės mokslo kryptis. Tai pagrindinis revizavimo principas, net nebejoju, ir turės būti, kaip mūsų strateginės mokslo kryptis tarnauja Lietuvos žmonių geroviai, strateginiai geroviai, be abejo, dabartiniai, tiek dabarčiai, tiek ateičiai. Einu prie studijų. Šiais metais laukia tolimesnė tąsa labai prasmingos veiklos modulio atestavimo. Tolimesnių modulių, jau pusė modulių atestuotų. Pagrindinis akcentas modulių atestavime yra modulių dėstomos paskaitos ir seminaro bei praktinių pratybių kokybės užtikrinimas. Kaip minėjau, tą kokybę užtikrina mūsų socialiniai partneriai daugiausiai ir studentai. Be abejo, modulių atestavime dalyvauja ir dėstytojai, bet pagrindinė jėga yra studentija ir socialiniai partneriai. Dėstytojai labiau klausosi, nes juos labiau yra liečiančios veiklos. Antroji veikla studijų procese arba studijų tobulinimo procese labai prasminga veikla, kurią reikia mums suefektyvinti, pastiprinti. Kaip jau minėjau, reikia pagaliau įsteigti iki galo ir padaryti veiklų socialinį forumą, kurio pagrindinė misija būtų mūsų universiteto misijos kokybės užtikrinime. Tiek mokslo kokybės, o mokslo kokybė, kaip minėjau, labiausiai pasireiškia per tarnystę visuomeniai, taip ir studijų kokybės. Vėl tas pats principas per tarnystę plačiaja prasme visuomeniai. Tas socialinis forumas, kuris apjungia daug darbdavių, daug visuomenės, daug piliečių, be abejo, geriausiai gali patarti, kokiom kryptim ir kaip efektyviau mums reikėtų tarnauti Lietuvos žmonių geroviai. Be abejo, 4 punktų, aš visų nenoriu pažymėti, metiniam plane bus detalizuotos konkretesnės veiklos, bet noriu pažymėti, kad reikėtų ir galvojam sukurti naujos kartos arba revizuoti tokias studijų programas. Pirmiausiai, kaip minėjau, reikia iš esmės revizuoti mūsų kūno kultūros programą. Ji turėtų būti žymiai patrauklesnė, galbūt šiuolaikiškesnė. Reikia parengti naują koncepciją. Tam turim, man atrodo, nemažai pajėgų ir per šios metus tikrai tai turim padaryti, kad kitais mokslo metais mes jau jaunimą priimtumėm įvardinsiu, naujos koncepcijos kūno kultūros programą. Ir be abejo, aš dar vieną programą noriu pridėti, kad pats metas mums parengti atletinio rengimo ir sporto kinesteterapijos programą. Sporto kinesteterapijos ir atletinio rengimo. Ir paskutinis punktas, kurį aš įvardinu, priskiriu prie svarbiausių studijų veiklų, tai yra studijos anglų kalba. Būtinai reikia pradėti, ir žinau, kad mes pradėsim sveikatinimo ir fizinio aktyvumo studijas.
kineziterapijos vienareikšmiškai ir treniravimo sistemas, anglų kalba, pritraukiant studentus iš kitų šalių. Valdymo srityje mūsų laukia pagrindinis iššūkis, kadangi esam susikūrę valdymo kokybės modelius, principus, standartus, kad kokybės užtikrinimo kultūra taptų suprantama kiekvienam darbuotojui. Ir praktiškai, noriu paminėti, praktiškai, suprantamai būtų taikoma kiekvienam padalinyje. Ir kad kokybės užtikrinimo modelis arba kultūra plačiaja prasme motyvuotų, mobilizuotų ir be abejo stabilizuotų, neblaškytų žmonės, kad jie jaustųsi stabilesnį, be abejo gyvenant tokiam, pakankamai dinamiškam pasauliu. Be abejo, kad, kaip jau visą laiką aš šneku, kad visuomenė, Lietuvos pirmiausiai visuomenė, be abejo ir mes ir visam pasaulyje rodom savo studijų ir mokslo kokybę ir pasaulyje, mes būtumėm žmonių matomi ir kad, kaip minėjau, Lietuvos visuomenė ne tik jaustų, bet ir matytų tikrą Lietuvos sporto universiteto poveikį jų gyvenimo gerovei. Na ir einant visiškai į pabaigą, labai sutrumpintai noriu pažymėti apie pagrindinės pakankamai greitų veržlių proveržių jėgas tam 3+1 strategijos įgyvendinimui. Šiuolaikinės vaidybos koncepcijos dažniausiai vardina nuo 7 iki 8, pasitaiko ir 10 pagrindinių strateginių proveržių jėgų. Aš pasinaudojau 7 jėgų modelių. Na, pirmiausiai, ne viena veikla, ne vienas proveržis, apie kuriuos mes išnekėjom, ypač jeigu mes norim dvigubai kažką tai pagerinti, pakankamai intensyviai, neįmanomas be vidinio įsipareigojimo siekti aukščiausių standartų, be lojalumo tai institucijai, kurioje dirbi, be lojalumo Lietuvos sporto universitetui. Tai pirmoji jėga – vidinis nusiteikimas, įsipareigojimas. Siekti aukščiausio lygio standartų. Tai labai rimta. Jeigu kas įsipareigojam, tai labai didelis yra stimulas šito siekti. Antras, vadybinė strategija yra taip vadinamas ugdomasis vadovavimas, angliškai coachingo sistema, paplitęs visam pasaulyje ir dabartiniu metu ir universitetuose. Ugdomasis vadovavimas turėtų padėti, be abejo, ne taip, kad iš paskos eitų ir reguliuotų ir kontroliuotų mūsų vadovai, bet padalinių vadovai, katedrų vedėjai, studijų programų direktoriai, dekanai, prorektoriai, rektorius ir visi vadovai privalo padėti, globot, patart, kad mūsų darbuotojai galėtų siekti aukščiausių standartų, o ne vien tik tai kontroliuotų. Mums reikia globojimo, padėjimo, o ne vien tik tai kontrolės. Vien su lazda žmonės niekur nenuvarysi. Žmonės dirba tik tai tada gerai, jeigu jie mato, kad veikla yra prasminga ir gali patys dalyvauti, patys priimti sprendimus, autonomiškai priimti sprendimus ir kad niekas juos iš viršaus nekontroliuoja. Na, trečioji jėga reikia aiškiai apsibrėžti prioritetus. Šnekėjau apie tai. Nedaug yra veiklų, 3 pagrindinės veiklos. 4 veikla išeina iš 3, iš mokslo, iš studijų ir valdymo. 4 principas arba jėga, taip vadinamųjų greitųjų pergalių pasiekimas ir gebėjimas džiaugtis jomis. Mes privalom per tuos metus pasiekti po 3 mėnesių, po 6 mėnesių
po 9, po 12 mėnesių. Kas 3 mėnesiai mes privalom atlikti tam tikrus projektus, prasmingus projektus, o nelaukti, kad metų pabaigoje jie visi išlys. Nelaukti, kad po 5 metų ar po 2 metų, aš šnekėjau apie tai, numatom padaryti per 3 mėnesius. Tai per 3 mėnesius ta veikla prasminga, kažkokia programa, koncepcija, kažkoks kitas projektas, įgyvendinimas. Ir visi matom aiškiai, kad tai yra naudinga ir prasminga. Na ir pastoviai dabartiniu metu, jeigu mokantis iš gerosios patirties, universitetų valdymo, verslo valdymo patirties, tai 5 principas yra susietas su kokybės kaštų registravimu ir optimizavimu. Kokybės kaštų. Mes galim norėti labai aukštos kokybės, bet jeigu tai labai daug kainuoja ir tam neturim mes finansų, tai mums reikia šiek tiek tai optimizuoti. 6, tai ypatingai gerai veikia, kad žmonės yra skatinami, globojami už išskirtinę kokybę. Turiu omenyje ne vien tik tai už mokslą, ne vien už akademinę kokybę ir studijų kokybę, bet ir kitose veiklose. Administravime, jeigu darbuotojas pateikia tam tikrų inovacijų, kaip geriau valdyti, kaip geriau optimizuoti veiklą, galų gale kokybės kaštus optimizuoti, tai štai jis turi būti paskatinamas. Ne visados paskatinimas turi būti vien tik tai pinigais. Jis gali būti paskatinimas ir gerų žodžių, paminint, galų gale parodant, kaip pavyzdinį pavyzdį, galų gale nusišypsant, kai žmogus jaustų, kai jis atlieka prasmingą veiklą ir kad kiti matytų, kad jis jaustų, kad kiti mato, kad jo veiklą jie pripažįsta. Ir pagaliau paskutinis yra, tai yra susietas su tokio tradicinio kokybės užtikrinimo sistemos principu arba jėga, tai nuolatinis stebėjimas, be abejo gilus analizavimas ir visų, kaip jau minėjau, veiklų arba tų detalesnių projektų tobulinimas. Tai gerbiami kolegos, tokie pagrindiniai 7 principai, pagrindinis iš tų principų kylančios jėgos, 3+1 strategijos įgyvendinimui. Na ir visiškai pabaigai noriu jūs visus dar kartą pakviesti būti ambicingi ir kurti naujos kartos mokslą, studijas. Ko tai reiškia naujos kartos? Tai reiškia, kad mokslas turi remtis aukščiausiais pažinimo standartais. Tai reiškia, kad studijos turi būti glaudžiai susietos su išskirtinio mokslo pasiekimais. Tai reiškia, kad mokslas ir studijos kartu turi būti susietos su gyvenimu, su praktika, su žmonių lūkesčiais. Nei mokslas, nei studijos neturi eiti pro šalį gyvenimo. Tai reiškia, kad mokslas, studijos ir gyvenimas turi eiti koja į kojon ir ne tik tai spręsti dabartinės esamas problemas, bet turi sprendžiant dabartinės esamas problemas, numatyti kitą akim, kitų žvilgsnių į priekį, dabartį stabilizuoti, dabartį optimizuoti, o kitą akim matyti, kad strategiškai eiti priekį, kad mes eitumėm subalansuotai į priekį ir be abejo, kad eitumėm stabiliai į priekį, kad nebūtų duobių, kad nebūtų taip, kad 5 metai pakilimas, nusileidimas, stabilizuotai į priekį. Tai, gerbiami kolegos, visiškai pabaigai aš tikrai tikiu ir matau, beveik esu įsitikinęs, kad mes turim gerą potencialą sporto mokslo, sporto studijų srityje. Ir nebejodamas sakau ir tikiu, kad mes esam pajėgus įgyvendinti tuos tikslus, kurie numatyti mūsų universitetų strategijoje.
ir kuriuos aš čia bandžiau pristatyti, jeigu man pasisekė, pakankamai paprastai šio pokalbio metu. Dar kartą kartoju, nedaug mokslo ir studijų kokybei, paprastam, kokybiškam, žmogiškam valdymui ir tarnystei visuomeniai. Na ir aš tikiu, kad mes galime būti tarp geriausių, ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, ir ne tik Europoje, sporto universitetų plačiaja prasme, tik reikia mums patiems save iš vidaus mobilizuoti ne tik tai savo protą, bet ir savo jausmus. Na ir dar kartą leiskit man pasveikinti jūs su pažinimo diena ir pakviesti visus kartu kurti naujas ir prasmingas, be abejo, savo ir kitiem, bei išskirtinės pergalės. Tai su pažinimo diena ir su naujais artėjančiais mokslo metais, tegu jie būna kartu auginantis ir kartu jūsų širdyje stabilus, stabilizuojantis.